Sekantis dalykas, norėčiau pašnekėti apie pilnaverčius pasiūlymus ir galbūt net pradžiui ne apie patį pasiūlymą, bet apie patį kliento stogo, namo, stogo dangos įvertinimą ar vietos, kurioje bus montuojama saulės elektrinė. Šiai dienai yra labai lengvų būdų. Paimkim droną, paimkim 3D maketą, padarykim, perkelkim tai į kompiuterį ir pilnavertiškai sumontuokime saulės elektrinę kompiuteryje virtualiai ir matysime ne tik generaciją, atsiperkamumą ir visus kitus specifikacijas, sakykime, bet galėsime tiksliai pasakyti, kiek kurioje vietoje modulių tilps. Didelė dalis rangovų vėlgi pabrėžia, kad tik su 3D maketu mes išgausime tikrą vaizdą, tik su 3D maketu mes pamatysime, kiek modulių čia tilps, kokie šešėliai bus ir taip toliau. Patys darome tos 3D maketus tikrai, stengiamės beveik kiekvienam objekte tai pasidaryti vien tam, kad būtų tikslesnė informacija, bet Gediminai, tu pats iš praktikos tikrai esi padaręs labai daug pasiūlymų, dalinai esi daręs jų daug ir be dronų, nes tuo metu net apskritai nebuvo dar mada čia su dronu fotografuoti namus. Tai pasakyk, esminiai skirtumai, gal ar tas dronas tikrai buvo ir yra pats didžiausias privalumas ir tiksliausia informacija išgaunama tik su dronu, ar dažnu atveju klientas iš Klaipėdos kreipiasi į mus dėl mūsų kokybės, dėl mūsų atliktų darbų rekomendacijų, norėdamas pas mus įsigyti paslaugą, turės gauti būtinai vizitą pas į namus, ar užteks, sakykime, su tavim pasikonsultavus ir klientų įdėjus šiek tiek pastangų perdavus informaciją gauti pilnavertišką pasiūlymą be dronų. Jo, gal pradžiai apie patį droną, nes tokią iliuziją sugriaut noriu, ne? Iš pradžių, kol patys nedarėm tų drono filmavimų, 3D maketų visų, atrodė, wow, šičia, kaip gražiai gaunasi, kaip čia viskas atrodo fainai. Skaičiuota idealiai. Taip, ta prasme, tikrai atrodo labai fainai ir kai tu mastai apie naujausias technologijas, galvoji, nu tai čia turėtų easy peasy būti, ta prasme, paleidai droniuką, čia viską užsikroviai, greitai užsimetė į stogą ir važiuojam. Kiek sutaupysim laiko. Ką realybė parodė, ta prasme, kad nufilmuoti, nufotografuoti tinkamai, kad nebūtų kažkokių iškraipimų. Reikia įgūdžių, reikia supratimo, reikia oro sąlygų. Ne visada tai pasiseka. Kitas dalykas, gavom nuotraukas, jų kiekis yra nežmoniškas. Ta prasme, ten duomenų kiekis irgi yra didžiulis. Užleidė į programą, ta programa ten, nežinau, 10-15 minučių skaičiuoja. Kol padaro 3D maketą, tada tą 3D maketą dar turi užsikelti į modeliavimo programą. Dar kol modeliavimo programa veikia, tu negali naudotis kompiuteriu, kol nuotraukos yra jungiamas į vieną. Taip, tada ten kol užsikeli į modeliavimo pačią programą, jeigu dar kažkur tai kažką suklydai, reikia vėl išeiti ir vėl į naują užsikelti ir taip toliau, tai laiko prasme iš esmės ne kažką tą sutaupai, negu šiaip paprastai modeliuotum. Tai čia tokia biskį iliuzija apie tos naujas technologijas ir dronus. Viskas paprasta ir greita, tai nėra. Tai va, o iš praktikos, sakyčiau, skirtumas tarp to, ar tu darai su 3D maketu droną filmuotų, ar tu tai darai iš Google Maps'o, arba ten Maps.lt tinklapių, ar ten dar kažkokių žemėlapių tinklapių, yra sąlyginai labai nedidelis ir, taip sakyčiau, iš 10-9 atvejus tu tikrai pakankamai tiksliai ir pakankamai gerai gali sumodeliuoti grinai paimdamas Google Maps. Aš galiu iš praktinės pusės. Gediminas, kiek yra skaičiavęs ir kiek mes montavom, tikrai jokių problemų nebuvo. Čia kalbėjome tai be drono. Be drono, taip, paprastai. Tikrai niekad nebuvo jokių problemų. Ar su dronu, ar be drono, aš nemačiau jokio skirtumo, montavom, viskas atitiko puikiai ir viskas gerai. Aš manau, čia kiek darbo įdės į tą paprastą skaičiavimą. Jeigu įdėsi meilės ir darbo, tikrai viskas bus puikiai ir nereikės. Jeigu kontaktuosi su klientu, aš galbūt pasakyčiau, kad dronas, mano manimu, yra vietų, kuris privalomai reikalingas. Tai labai daug šlaitų, ar ne? Gediminai teko dėti namų, kur šlaitas. Yra namų, kurie turi labai didelius šešėlius. Tai dronas įvertina ir tai, kaminukai taipogi. Bet arba yra pilnavertiškai norima išpildyti stogo dangą, pilnavertiškai užkrauti moduliais. Tada dronas kaip ir palankus daiktas, ar ne? Bet jeigu mes turim gana didelį standartinį arba grybuko formos namą Lietuvoje įprastą, arba dvišlaitį stogą, kuris turi vietos ir nėra jokių kaminų, dronas nėra tas būdas, tikrai nebūtinas tenai. Parodys čia kažką tokio, arba tavo pagerins stogų gamybą. Čia gal klientui, kad geriau jaustis, kad gražiau atrodytų visas pasiūlymas. Taip, aišku, žinoma, jeigu tai nėra toli nuo mūsų, tas 3D maketas pasidaryti užtrunka gana greitai lyginant iki kol parvažiuoja į ofisą.
Ofise paskui tą informaciją dirbti ir perteikti jums šiek tiek užtrunka, bet, stengiamės ir tai daryti, net ir tiem paprastiem objektam, jeigu jie nėra labai toli. Aišku, 3D drono, ta prasme, privalumas dabar mum į ateitį, kaip minėjom, kelsim savo objektus, ar ne, tai turėsim pradinio etapo nuotrauką, kaip atrodo stogas ar namas be saulės elektrinės. Tai darydamas tai iš Google Maps to neturėsi. Tai čia toks papildomas mum privalumas. Ir ne, o klientui tai sakyčiau, tai pagrindė yra tai, kaip vizualiai maždaug atrodys saulės elektrinė, žiūrint į jo namą, tai gal toks apčiuopiamiausias. Tai, kad ten ar sutalpinsi ar nesutalpinsi, tai yra daugiau jau mūsų rūpestis, nes mes prieš klientą, ta prasme, teikiam pasiūlymų, darom skaičiavimus, konstrukcijos modulių, susiderim ir po to, jeigu kas netitinka, kažkur netelpa, tai yra komplikuota jau situacija, turi persiderėti ir kainas ir kažkur padėti, jeigu ten ypač specifiniai kažkokie moduliai atgal grąžinti tą modulį. Tai mes to patys norim išvengti ir todėl stengiamės tiksliai apsiskaičiuoti. O dažniausiai, ir ką sakau, skirtumas esminis. Jeigu tu matai, kad jau modeliuojant iš Google Maps yra labai ribinis, ta prasme, ar tilps ar netilps, ir tu negali gauti iš kliento ten patikslinimo, pavyzdžiui, matmens kažkokio stogo, arba ten nuotraukos, nes nesimato Google Mapsuose, pavyzdžiui, kaminų, bet tu matai, kad, ta prasme, ten tikrai kažkas yra. Jo. Tai jeigu tokių nėra patikslinimų, tai tada taip atsiranda ta klaidų tikimybė, bet stengiamės kuo labiau bendrauti su klientais ir išsiaiškinti, kad tų klaidų kuo būtų mažiau. Tai iš principo, trumpai tariant, dronas yra puiku, maketas yra gražu, žmogui tai patinka, nes tai jau apčiuopiamas kažkoks vaizdas, kaip tai atrodys, už ką jis mokės pinigus, bet tai nėra būtinybė. Jeigu, tarkim, kreipsitės iš kito miesto ar iš kažkur toliau, dažnu atveju padarysime tai ir be drono, prireikus pasitelkus jūsų pagalbą padarysime dažniausiai netgi be drono, juo labai, jeigu architektūriniai planai yra arba kažkokios būtent atstumai stogo, kurį sumontavote, tai tikrai pavyks ir be drono. Ką norėčiau dar tik tai irgi pabrėžti, rekomenduočiau vis tik tai paprašyti ten pardavėjo ar montuotojo, kas jums jau darys tą saulės elektrinę, kad padarytų tą modeliavimo ataskaitą. Nes tikrai teko matyti ne vienas atvejis, kai klientas sako, pas mane pietus yra čia. Vietoje atsistoji su kito pusė. Visiškai pasižiūri, kad tie pietus yra va ten. Ir jis nori montuoti, kad saulė būtų žiūrėtų į tenai. Tai jeigu montuotojas ir rangovas yra tas, kuris nori tik parduoti, tai jisai ten ir sumontuoti. Tuo požiūrį žiūrint, kur, tarkim, mes vadovavomės, kur norim parduoti sprendimą, tinkamą daiktą žmogui, o ne tik, kad parduoti, tai mes, sakysim, palauk, pamodeliuojam, matysi, kaip iš tikrųjų yra ir tada galėsim nuspręsti. Tai tas modeliavimas tikrai praverčia. Taip, jeigu tai yra tikrai pietus patys pasitikrinot Google Maps. Ne, tu kalbi, Gediminai, dar vėlgi nemaišykim, tu kalbi, dronas šitoj vietoj nėra taip, kad negavus dronų nuotraukų tu nepadarysi modeliavimą. Taip. Modeliavimas atliekamas ir be dronų užsikėlus žemėlapį. Bet čia modeliavimą noriu pabrėžti, kad ir paprašykit, pasinaudokit tos galimybę, nes tikrai dažnas rangovas arba save gerbiantis rangovas tikrai tą modeliavimą padaryti. Tai modeliavimas yra be dronų, sakykime, tai bus Simpsonų namelis, ant kurio sudėtas saulės elektrinis spalvotas, tiesiog iš kompiuterio virtualus sukurtas, su drono atliktos nuotraukos bus tas pats maketas su realiu perkeltu vaizdu į kompiuterį. Tikrai tai. Gediminai, kitas klausimas, kurį norėčiau tau su Mantu užduoti, tai būtų gal labiau konkrečiai tau, nes ties pardavimais pas mus esi atsakingas, dirbi, tikrai matai begalę pasiūlymų. Tiek kitų rangovų, tiek mūsų. Kas sudaro pilnavertį pasiūlymą, kada žmogus jau gali sakyti, gavau tiksliai pasiūlymą, kuriame matau viską, galiu įsigilinti, išsianalizuoti ir žinosiu, ką gausiu per produktą. Begalės nematau, tikrai ne visi klientai dalinasi tą informaciją, bet kartais karts nuo karto pasidarom patys rinkos analizę, pasiklausinėjom slaptai konkurentų, kad žinot, kas rinkoje darosi ir ne. Pilnavertis pasiūlymas, čia toks labai subjektyvus dalykas, ta prasme, nes pastebėjom, kad Lietuvoje dažniausiai žmonės žiūri į tą apatinę eilutę, ne, ir galutinę sumą, ne. Ir nesvarbu, kas yra viršai, kokios žvaigždutės yra, kas dar ten įvardinta, neįvardinta, sako, žiūrėk, gavau pasiūlymą gerokai pigesnis negu tau. Tai, ta prasme, gerai, jeigu dar žmogus pasiklausė, pasiūlo ir sako, gal kažką pasiderint galit ir tada gali paanalizuoti su juo, padiskutuoti, kuo skiriasi tie pasiūlymai arba kas ten numatyti ar ko nenumatyti.
Bet dažnu atveju pasitaiko ir taip, kad klientas paprasčiausiai gavo pigesnį pasiūlymą ir jisai dingo ir net nesugrįžo ir bandai kontaktuoti ir ten net Nu, gerai, nelabai pavyksta. Bet Gediminai, ar teisingai yra tai, kad klientas gavęs geresnę kainą, pigesnę kainą, jisai išlošia šitoje vietoje. Tiesiog net žodžio prasme išlošia sutaupydamas. Ar tu sutinki su tuo, kad tik galutinė eilutė reiškia viską? Tikrai ne. Čia vienareikšmiškai ir aš net nežinau, ta prasme, taip galbūt čia 22 metais galėjo būti tokių situacijų, kur ten nesvarbu, kad pasiūlymas gerokai pigesnis negu ten rinkoje, ne, bet jisai gali būti vis tiek pakankamai kokybiškas ir geras, ne. Bet dabartiniai rinkoje, kur yra nežmoniška konkurencija, tai prasme, tas kainų skirtumas, ypač didelis kainų skirtumas, neįmanomas. Prasme, vadinasi, kažkur kažkas yra nedadaryta, nedadėta, arba kažkas bando kažką apgauti. Ne. Tai šitoj vietoj, iš tokių patarimų gal irgi, sakyčiau, dažnai matom tas pasiūlymus, tarkim, iš vis viena eilutė. 10 kW saulės elektrinė kainuoja ten, tarkim, 4,5 tūkstančio eurų. Čia, nežinau, suma tokia, klebunė, ne? Ir žmogus ateina man ir sako, va, žiūrėk, pasiūlė saulės elektrinė iš 4,5 tūkstančių, o ką tu gauni, kokius modulius tu susidedi, kokį tau inverterį, o kokia konstrukcija, kokios garantijos, kas numatyta į tą saulės elektrinę, ar ten yra apsaugos, ar nėra apsaugos, ar visa kita. Ir tik žinau, reiks paklausti. Ne? Tai, bet, sakyčiau, tas pilnavertis pasiūlymas turėtų ir būti aprašytas, kad tai yra kokie gamintojo produktai, kokios garantijos, kas įeina į tos pasiūlymus, kas neįeina į pasiūlymus. Nes yra dalykų, tarkim, kurių galbūt neįtraukia rangovas ir taip toliau. Tai kai tu gali jau matyti tas atskiras eilutes ir į jas tada lyginti tarp skirtingų pasiūlymų, tada jau tai yra, kaip sakant, lyginamas obuolys su obuoliu. Kitu atveju, ką lyginam dažniausiai, tai yra kriaušė su apelsinu ar ten obuolis su bananu ir taip toliau, kur yra visiškai neadekvatus dalykai. Ne? Ir šitoje vietoje yra svarbu, ta prasme, netgi ir tie patys, ta prasme, gamintojai. Modulio atveju gal tai yra mažiau reikšminga, bet ir tai, ta prasme, kažkiek daugiau siūlyčiau kreipti akcentą į žinomus gamintojus, negu į nežinomus, nes nežinomi gali šiek tiek būti pigesni, tikrai nedrastiškai, bet tikrai tam kokybė ir aptarnavimas gali būti gerokai prastesni. Bet ypač į inverterį ir konstrukciją tai tikrai skirčiau didelį dėmesį. Ir ką kalbėjom prieš tai buvusiai temai apie tas visas medžiagas papildomas privalomas apsaugas. Aš norėčiau, kad tu nepamirštum, Gediminai, paminėti, kad vienas iš svarbiausių mano akimis faktorių tai nėra gautas produktas, ar ne? Galbūt ne produktas, atsiprašau, gaminys, kurį tu gauni ant stogo susimontuoti. Vienas iš svarbiausių kriterijų tai būtų pats montavimas, žmoniška darbo eiga. Ne? Gamintojas jis atspausdino, pagamino tą daiktą, cechas, sakykime, neklysta, robotika neklysta, dalinai. Žmogus daro klaidų, žmogiškus klaidos. Tai renkamės tuos rangovus, kurie darytų, nėra tokių, kurie nedaro klaidų, bet kurie padarytų mažiausiai žmoniškų klaidų, ar ne? Arba jas nori išspręstų. Tai, vat, kaip ir Mantas visą laiką akcentuoja, žmonės nelabai linkia žiūrėti į montuotojus. Montuotojas susimontuosiu pats, paimsiu draugas, ūkininkas, kaimynas padės. Mantą tai siutina, užbėgant trumpai, prisijungiant, vienas iš svarbiausių pasiūlymų kriterijų, aš norėčiau, kad būtų paminėtas būtent ir yra montavimas ir kas tai padarys, kas tai sumontuos, kodėl sumontuos. Kaip tai sumontuos, ką parinks, sakyti. Ja, tai man tai gal tu galėsi daugiau papasakoti iš tos praktinės pusės, ar ne, kuo skiriasi montuotojai, kodėl vieni geriau ar kiti blogiau, kokios patirtis jų yra naudingos, vertingos ir ką labiausiai reikėtų atkreipti renkantis patį kaip montuotoją, kaip darbo kokybės garantą. Iš esmės paprastai nepamatysi. Rekomendacijos yra svarbu. Manau, kad save gerbiantis žmogus, jisai ne žmogus, gal labiau pasakysiu montuotojas, investuoja savo ne tik laiką, bet ir pinigus į gerą įrangą, į kokybės užtikrinimą. Nu, iš principo teisingai, tu sakai, nes kokybė ir susideda iš... Ta prasme, didelę dalį kokybės sudaro įranga, priimkim tai tiesiog. Tikrai taip. Ir manau, kad yra labai paprastas. Yra geras suktukas ir yra
prastas suktukas. Su geru suktuku tu užtikrini, kad gerai priverši, kad bus viskas tinkamai. Negali užgarantuoti. Suktukas netgi man tai galbūt, jeigu teisingai pasakysiu, net nėra pagrindinis, kaip sakykime, kokybės garantas, ar ne? Suktukas tiek paprastesnės versijos, tiek galingesnės, jisai darbą atlieka. Bet aš turiu omeny, yra brangių prietaisų, kurių didelė dalis montuotojų neperka, ar ne? Ten, tarkim, ta pati kabelių vyniojimo įranga, paimkim, ar ne? Didelė dalis montuotojų paima rankom vynioja kabelį, ar ne? Rankom, žemės būna ištiesta tarp akmenų visokių. Taip, kabelis tarp akmenų, kabelis tempiamas per žemės, per dumblą, jis murzinasi, ne? Tai vėl tik estetika išdalinai, bet tai sudaro tą, sakykime, bendrą įvaizdį, ar ne? Paimkim kažkokią kitą įrangą, kuri, tarkim, yra svarbi ir kurios didelė dalis neturi, ten, nežinau, kabelių testavimo įranga, varžų matavimo prietaisai. Tai ir iš principo ir sudaro kokybę. Tai teisinga būtų sakyti, kad save gerbintis montuotojas, kokybiškas montuotojas turi turėti ne tik norą dirbti ir gerai atlikti darbą, bet iš principo jis turi turėti ir įrangos, kas iš principo kainuoja. Kainuoja, taip. Jo, aš dar gal taip patikslinti noriu, įranga vienareikšmiškai sutinku, daug tai įtakos turi, bet ir pats požiūris darbuotojų, ta prasme, ko tu tikiesi, bet rinkdamasi savo darbuotojus ar ne, ko tu nori, kad tau būtų ramu, kad tu žinotum, kad kokybiškai, ta prasme, bus atliktas darbas iš mūsų pusės. Jis realiai turi norėti dirbti ir turi dirbti ne dėl pinigų, o tam, kad gerai atliktų darbą ir tik tada gerai atlikto darbo pasiekoje jau bus ir pinigai. Tai čia pats svarbiausias, nes ateina, aš noriu algos, o ką darysiu, man nesvarbu, man kaip vadovui tai jau nelabai tinka. Aš manau, kad jeigu žmogus ateina dirbti tą darbą, jis jau kažkiek pasidomėjęs būna, jis jau žino, ką darys, gal kažkokios patirties prie stogų turi, ar tiesiog statybose, ar ne, tai yra išmokinama ir manau, įdėjus darbo tikrai puikus montuotojai tampa. Aš dar tik papildysiu, ta prasme, ne tik tarp montuotojų, bet ir mes šiaip visoje savo komandai, ta prasme, labai norime ir siekiam, kad žmonės ateinantis pas mus dirbti, ta prasme, nebūtų tokie, kaip pasakyti, užprogramuoti, daryti, ta prasme, tam tikrą funkciją, tam tikrą veiksmą vien dėl to, kad visą gyvenimą ar ten visą savo patirtį tą darė ir būtent taip darė. Kad jie nebijotų ieškoti sprendimo, žiūrėti, atkreipti į tam tikrus dalykus, kurie gal net ir ne jo yra funkcija arba ne jos sritis, toj pačioj netgi saulės elektrinėje, ne, montuoja stogą, mato kokią, pavyzdžiui, skardą atsilenkusią, ar ne, paimtų, sakytų, žiūrėkit žmogui, ta prasme, klientui, sakytų, žiūrėkit, čia pas jūs skarda šokusi, aš ją priveršiu, sutvarkysiu, ta prasme, kad jums ateityje nebūtų problemų. Paprastai tariant, norėtų, matytų ir darytų daugiau, nei kad paprastas standartinis, tas, sakykime, siauro mąstymo žmogus, ar ne? Erdvinį mąstymą, dar kitaip galim sakyti, turėtų. Mąstytų ir apie sekančio žmogaus darbą, ir apie prieš tai dirbančio žmogaus darbą, kad visumoje jisai norėtų ne tik savo darbą atlikti ir išvažiuoti, bet Gediminas turbūt tai ir norėjo paminėti, bet kad pagalvotų ir apie sekančių žmonių, kurie čia dirbs, palengvinimą galbūt. Ir jeigu mes kiekvienas pradėsime apie tai galvoti, kiekvienam iš mūsų bus daug lengviau dirbti. Ir tas labai svarbu, nes, tarkim, mes kalbėjom prieš tai apie modeliavimą, ar net iš Google Maps ir taip toliau. Realiai tai mes to stogo, ta prasme, nematom tų patalpų ir taip toliau, ta prasme, ten gali tiek būti visokių siurprizų, nenumatytų dalykų, kur, ta prasme, jeigu atvažiuos montuotojas, jisai paprasčiausiai pagal apą paims ir sudės ten modulius, liks tiek, tai tikrai nebus. Turi mąstyti. Tikrai, ta prasme, bus didelių, kaip sakyti, netitikimų ir paskui ta pati elektrinė nebus tokia naudinga. Tai vat, pastebėjus, kad montuotojas daro, tik tiek, kad darytų, tai tikrai kelkit klausimus ir nebijokit paprieštarauti, sakyti, ką čia darot ir taip toliau, nes negali būti modelis visai šalia, pavyzdžiui, kažkokio kaminuko ar ten antenos ar dar kažko, nes tai garantuotai bus nuolatinis šešėlis. Kitaip tariant, savotiška kritika meistrams yra gerai. Vėlgi, jeigu kažkoks įtarimas kyla, jeigu matot, kad ne visai atliekamas darbas pagal tai, kaip jūs galvojat, logiška būtų kreiptis į šiuo atveju Mantą, projektų vadovą, kuris atvažiuos, tikrai užtikrins, ar darbas vykdomas teisingai. Buvę atveju, kad darbas ne visais atvejais vykdomas teisingai, aš kaip sakau, kas nedirba, tas neklysta, bet Mantas visada stengiasi sustyguoti žmonės, pakeisti, paaiškins klientui, kur buvo padarytos klaidos, kodėl jos buvo padarytos ir tikrai galutinai išspręsti tą problemą.
tikrai yra randamas sprendimas. Tai čia iš tikrųjų dar trumpai apie darbuotojus mes pritasim kitoje temoje. Būtent pasiūlymas tai vat ir sudaro iš principo, tai trumpai, grubiai paėmus, pasiūlyme turėtų atsivaizduoti viskas. Pasiūlymas tai yra pusėtina sutartis, kuri yra atsispindi sutartyje tas pats pasiūlymas. Tai jame turėtų matytis viskas. Būtų atvaizduojama garantija, kaip Gediminas sakė, inverterio tipas, modulio tipas, konstrukcijos tipas, konstrukcijos garantija ir taipogi pats montavimas ir kas į tą montavimą įeina, ar ne. Jeigu tai yra papildomos kažkokios medžiagos, tai turi būti parašyta, kad bus naudojamos papildomos medžiagos, būti gali parašyta papildomos apsaugos medžiagos ir jeigu klientas nori žinoti, galima tą pasiūlymą detalizuoti plačiai. Kiekvieną poziciją atskirai, tik aišku, tai yra šiek tiek apsunkinta ir šiek tiek sudėtinga, bet irgi dar prie detalizacijos grįžime šiek tiek vėliau. Aš gal dar tik tai dar dėl montavimo kainų, ta prasme palyginimo, jeigu tas aktualu tikrai daugelio, nes tikrai visi žinom, kad yra daug montuotojų, tokių, kurie dirba pagal individualias veiklas, ar ten patentus, ar dar kokias ten formas, kur grinai komandėlė viena, ar 2 žmonių, ar 3 žmonių, jie sumontuoja tikrai pigiai, prasme, tikrai pasiūlymai jų būna pigus, tai kad kreipkite dėmesį ir įsivertinkite, ta prasme, ar tikrai jūs to norite tokio dydžio investicijai. Vienas dalykas tai dėl garantijų, kiek ta prasme tikėtina, kad jūs juos surasit, jeigu po pusmečio ar po metų išlys kažkokios problemos. Kitas dalykas, ar gaunat sąskaitas, ar tik tai, ta prasme, atsiskaitot ir tiek žinių. Aš dar pasakysiu, Gediminai, ne faktas, kad kiekvieną iš pasirinkęs įmonę tu ją surasi. Ne faktas, bet tai yra suvaldymas rizikos bent jau minimalus. Individuali veikla tai yra atidaroma ir uždaroma dabar. Įmonės atidarimas ir uždarimas tai yra žymiai ilgesnis procesas ir tai reikalauja daug sunkesnių, sakykime, kažkokių veiksmų atlikti, kad tai galėtume įgyvendinti, ar ne? Tai įmonę pasirenkant šiuo atveju šiek nebūtinai visiškai panaikinsim riziką, bet ją tikrai ženkliai sumažins. Pasakysiu, prasme, noriu atkreipdėmėsi, kad net jeigu ir tos brigadėlės 2-3 asmenų sako, kad jie dirba kitoms stambiom įmonėm, ta prasme, daro jiem su brangos principo objektus, tos pačius mažus namus ar didelius namus ir taip pagrindžia savo patirtį, tai nebūtinai reiškia, kad tikrai jie labai kokybiškai ir atlieka darbus ir viską puikiai supranta, nes didžiosiuose bendrovėse dažniausiai būna projektų vadovai, kurie prižiūri, kurie sureguliuoja, sutikrina, jiems susako klaidas ir taip toliau. Tai irgi nėra vien tik tai argumentas. Tai irgi taip trumpai konspektuojant, kalbė apie tai, kad maži individualūs montuotojai ir nebūtinai atlieka darbus kokybiškai, net jeigu jie ir dirba didelėms kompanijoms su brangos principu. Nes visada didelės įmonės yra žmogus, kuris tos darbus kuruoja ir prižiūri. Ir kuris gilinasi, domisi ir žino, kaip tai turi būti atlikta. Ir žinoma, renkant didelę kompaniją, faktiškai jūs, net ir kad tas pats montuotojas su individualia veikla jums montuos darbus arba atliks, bet jūs garantiją vis tiek užsitikrinsite per samdomą įmonę. Tai todėl šiuo atveju vis tiek jūs garantijas visas išlaikysite ilguoju laikotarpiu, net jeigu tie montuotojai bus užsienyje, Lietuvoje, pabaigę veiklą arba pratęsę kitur. Tikrai taip. Kitas labai įdomi tema, kurią norėčiau paliesti, tikrai negirdėjau, nemačiau, kad apie tai būtų daug kalbama. Vidiniuose įmonėse, vidiniuose, sakykime, kanaluose kalbama apie tai, Facebook'o pasiūlymai, reklamos, kurios nuolat iškrenta žmonėm. Nepabijosiu to žodžių klaidinančios reklamos. Kiekvienas iš mūsų prisijungęs į Facebooką šiai dienai galime pamatyti saulės elektrinės pasiūlymo turbūt 100 reklamų. Aš galbūt, Gediminai, tau irgi šitą klausimą perleisiu. Kartu pasidalinsim. Kartu, aš mažai Facebook'o naudoju. Iš principo, kalbant apie tai, Facebook'o reklama, ar ne? Prisijungiam ir matom, įmonė X, siūlome jums saulės elektrinę už 2000 eurų, žvaigždutį, po apvas, ten prieš apvą turbūt ir taip toliau. Žmogus labai susidomi, ar ne? Aš galbūt sakyčiau, nereikia žmogui taip konkrečiai paimti to pavyzdžio, kuris įkeltas į internetą marketinginiais tikslais, nes dažnu atveju, lyginant tuos pasiūlymus, Gediminas pats minėjo, mes irgi darome šiokias tokias analizės, vis tiek domimės rinką, dažnu atveju paėmus pasiūlymus, vienas iš jų 5000, kitas 2000, kitas 1000, mes gaunam visai ką kitą, arba tiesiog vieną eilutę aprašytą net nežinomą produktą, grįžtant prie tų pačių produktų, mes nežinom, ką mes perkam. Tai sakyčiau, kad reikėtų šitoj vietoj labai atidžiai pasirinkti tas reklamas ir jūs jas gal net šiek tiek skeptiškai vertinti,
reikėtų vis tiek kreiptis tiesiog į rangovą ir tada žiūrėti, kas iš tos reklamos iš tikrųjų ten išeina ir nevertinti, kai ateina klientas ir sako, žiūrėkit, šitą įmonę X man sumontuoja saulės elektrinę už 1200 po apva paramos. Ir aišku, ten daug iksiukų skirtingų, kurie kažkada kažkokiam sąlygom arba be montavimo darbų papildomas medžiagos neįeina. Tai va, tai su Facebook'u reklamom yra slidus reikalas. Tikrai taip. Ir čia gal ne tik Facebook'o, čia bendrai plačiaja prasme visos tos reklamos, jos turi tą tokią prasme, kad, tu kainą, ta prasme, pamanipuliuoti per reklamą, labai gali įvairiais būdais, ta prasme, kaip ypač tos žvaigždutės, nuslėpimai kažkokie tam tikrų dalykų, tarkim, tą pačią Kiniją, kai žiūrim AliExpress reklamos ten ar ten Temuką dabar naujas, tai kainos atrodo, žiūrėk, čia taip pigiai tas daiktas atsidarai, o transporto kaštus pristatymo ten dvigubai didesnis negu pati prekė kainuoja, ne? Tai bet ta manipuliacija yra labai didžiulė, ta prasme, rinkui. Ir aš sakyčiau, ta prasme, nors ir mes galbūt irgi ateityje kažkiek reklamuosimės, bet iki šios dienos didelių, ta prasme, investicijų į tą Facebook ar ten Google reklamas nedėjom. Ir tų darbų tikrai netrūksta, užtenka. Tai toks man vidinis gal, ta prasme, tai nereiškia, kad teisybė, bet toks vidinis įsitikinimas. Jeigu jau įmonė reklamuojasi, vadinasi, nėra kažkas tokio jau labai gero, ką jie daro ir siūlo, jeigu jie nesugeba gauti darbų, ta prasme, per įvairias rekomendacijas iš lūpų į lūpas, nes ten, kur tu padarai gerą darbą, tikrai žmonės nesugeba, bet noriai ir tikrai daug dalinasi su kaimynais, su giminėm, su draugais ir taip toliau, kur, ta prasme, tų užsakymų iš gero atlikto darbo gauni, su kaupu, aš Gediminai be reklamos. Paprieštarausiu tau šitą atveju, kad reklama tai nebūtinai, kad įmonė dėl kažkokių tam tikrų priežasčių ne viską tinkamai padaro. Mūsų atveju mes tikrai reklamą pradėsime leisti ir naudoti, mes prieš tai jos nenaudojom, nes tai buvo netikslinga mums, mes nebuvome susidėlioję minčių, kad turime augti ir į kurią pusę norime augti. Šiai dienai mes nusprendė, kad norime augimo, šiek tiek greitesnio augimo nei organiniu būdu, ar ne? Ir ta reklama kaip ir šiokia tokia paskata augti tuo pačiu. Ir papildomai mums plėsti darbuotojų ratą, papildomai plėsti ofiso darbuotojų ratą, ar ne, papildomai patiems stengtis daryti daugiau, nei kad tik organiniu būdu iš ateinančių klientų. Tai sutinku, ta prasme, ta reklama yra neišvengiamai kiekvienos įmonės dalis, ar ne, bet aš labiau gal akcentuoti žiūrėjau į tą tokią apgaulingą reklamą, ne, kur yra visokios žvaigždutės, paslėptas, pilnas tekstas, tai va tai indikuoja. Man patiko tavo žodžiuose, mes kalbėjome apie reklamą ir man patiko tavo žodžiuose, kad tu paminėjai, Justelį padarom taip, kad mūsų reklamoje nebūtų apgaulingų kainų. Aš sakau, Gediminai, bet bus taip, kad mes kažkokį ratą klientų prarasim, nepritrauksim arba neįdomus būsim. Ir tu sakai, geriau įdomus tiem klientam, kurie iš tikrųjų įdomisi, nei įdomus taip, kaip visi yra įdomus. Tai man patinka tas, kad mes norim kartu būti išskirtiniai, visi trys vienodai ir mes nesistengsim įrodyti kainos, pas mus geriausia kaina. Taip tikrai nebus. Taip, ar ten paslėp kažką ir taip toliau. Taip.